Šios 4 tujos nupirktos ir padėtos balkone ant palangės turės didelę prasmę. Šios tujos bus nuvežtos pas mamą ir pasodintos prie tvenkinio. 4 tujos, tai yra 4 metai, kaip Arūnas suklastojo žemės nuomos sutartį, surašė panaudos sutartį ir disponuoja šia suklastota sutartimi 4 metus. Už tai ir bus pasodintos 4 tujos. Suklastota žemės nuomos sutartis ir disponavimas suklastota sutartimi 4 metus yra nusikaltimas. Tačiau į šį nusikaltimą įeina taip pat daug nusikalstamų veikų. Tai panaudos sutartis, parašyta be mamos parašo, pavardės, vardo, tai yra negaliojanti sutartis. Ši sutartis neįregistruota į registrų centrą. Taip pat Arūnas dirba 4 metus žemę, sėja grūdus, kulia, parduoda, gauna neteisėtas pajamas. Taip pat gauna įvairias neteisėtas išmokas, nes deklaruoja 8,4 hektaro sklypą, deklaruoja pasėlius, deklaruoja daugiametės pievas. Bet baisiausia tai, kad šis žmogus 4 metus nenori su manim susitikti ir pasikalbėti. O nenori susitikti ir pasikalbėti, todėl kad jis suklastojo žemės nuomos sutartį, parašė panaudos sutartį ir disponuoja. Taigi jis galvoja, kad šią suklastotą sutartimi disponuos 10 metų, nes ši suklastota sutartis yra parašyta 2020 metų balandžio 7 dieną ir galioja iki 2030 metų balandžio 7 dienos. Taigi šios 4 tujos bus pasodintos kaime prie tvenkinio prieš balandžio 7 arba po balandžio 7, jau čia nesvarbu, ir jos įamžės taip, kad Arūnas suklastoja žemės nuomos sutartį, disponuoja 4 metus suklastota sutartimi. 4 metai bus balandžio 7 dieną. Taigi tikrai parodysiu, kaip bus šios tujos pasodintos, viską parodysiu.